Tai kurgi veda agresijos padariniai pasireiškintis labiausiai mokyklinėse erdvėse tarp bendramžių prieš mokytojais? Į ką reiktų reaguoti? Ne žingsnelis po žingsnelio. Žinia, nevykę politiniai sprendimai, negalinti stabilizuoti žmonių socialinės gerovės, išbalansuoja jos, jų psichiką, sampratą apie taikų sugyvenimą. Suaugusių nuotaikas perima vaikai, o ypač paaugliai. Jų nebaustinumas jokiamis priemonėmis formuoja nuostatas, kad gerai galima gyventi ir būnant blogam. Taip paaugliai ir mąsto, jog blogas elgesys ir agresija prieš kitus norma. O destruktyvus tokio reiškinio pasireiškimai, ypač prieš mokytojas, didvyriškumas. Pasakysiu daugiau, tokia patologinė samprata daro visokiojopą įtaką sveikos visuomenės raidai ir reiškiasi 3 lygmenimis – genetiniu, nerviniu ir biocheminiu. Tai kelia grėsmę visuomenės ir valstybės saugumui. Šiek tiek faktinių duomenų pagal mokslininkas Drazdauskienės ir Glinskienės atliktus tyrimus. Per 5 metus paauglių smurtinių nusikaltimų skaičius padidėja nuo 43% iki 76%. Daugiau kaip pusė tirtų itin žiaurus. 47% esant neblaiviems. 77% auga disfunkcinėse šeimose. 39% recidyviniai. 36,2% grupiniai. Galima drąsiai teigti, kad radikalaus agresyvumo atvejai iš pavienio vystosi į grupinius. Galima sakyti ir nacionalistinius. Apima daug grandžių ir perauga į smurtinį ekstremizmą atvejais, net europiniu mastu. Darau užvalgę prielaidą, jog tokie reiškiniai prasidėję edukacinėje komunikacijos grandinėje perauga iš tikrųjų į smurtinį ekstremizmą, įtampa vis rečiau prognozuojami. Tai kodėl į prevencinių priemonių sąrašą nepatenka švietimo įstatymo pataisas? O galiu priminti, prieš priimant švietimo įstatymą, mūsų profesinė sąjunga siūlė visą 5 skirsnį naują redakciją. Bet būtent teisės departamentas, Seimo teisės departamentas atmetė mūsų pataisas, motyvuodamas to, kad jos neatitinka, nesuderinta su kitais teisės aktais. Vaikų teisės apsaugos įstatymų, administracinių teisų kodeksų, civilinių, baudžiamųjų kodeksų. Tik aš nesuprantu, ar mes turėtumėm tos įstatymus derinti, ar tai turėtų padaryti teisininkai. Jos galėtų ir turėtų stabdyti tokias procesas. Jeigu mums tai nėra būtinybė, tai paisykime ES komunikato. Europos parlamentui, tarybai, Europos ekonomikos, socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui. Tai yra teroristinė radikalėjimo ir smurtinė ekstremizmo prevencija, stiprinamasis atsakas 2014 sausės, kuriame teigiama, tradicinių teisėsaugos priemonių nepakanka kovoti su tobulėjančiu radikalizmo skatinimu, todėl jam užkirsti kelią būtinas platesnis sprendimas. Ir į tai turi būti traukiamas visas visuomeninės grupės. RAN, tai informacijos apie smurtinės radikalizacijas tinklas, nustatė 10 sričių, kurias valstybės narės galėtų apsvarstyti, siekdamas įveikti smurtinį radikalėjimą lokalioje erdvėje ir už valstybės ribų. Smurtinio ekstremizmo atveju yra aiškus ryšys tarp vidinio ir išorinio agresyvumo. Skiriasi tik mastais ir pasireiškimo formomis. Nedaug pasaulyje smurtautojai, kurie ko gero nesimokė mokyklose. Ir pavieniai smurtinio ekstremizmo atvejai kaip tik ten ir pasireiškia dažniausiai. Mes pasiryžę dalyvauti ES programoje Horizontas 2020, kurios pagalba bus finansuojami saugios visuomenės tyrimai, o bendras pastangas su vyriausybė turėtų rezonuoti ES komunikatą, kuriame teigiama, juk turi būti apimta į šalių švietimo sistema. Šiuo tikslu ES komisija pabrėžia švietimo ir saugumo programų finansuojama išorės pagalbos priemonėmis sąsajas ir rems vietos lygmens iniciatyvas. Taikyti
prevencijas visų lygių žinioms, o ugdymo grandis ir yra tokių žinių identifikavimo šaltiniai. Aš manau, ir būtų sunku su to nesutikti, kad tokia strategija būtų kaip prevencija pilietinės visuomenės stiprinimui viduje ir radikaliam ekstremizmui išorėje. Tuo labiau, kad Lietuvos Respublikos vyriausybės programoje yra numatytas priemonės. Apie tai byloja 180-184 straipsniai, kuriuose sakoma, išgyvendinsime smurtą ir patyčias mokyklose, kovodami su patyčiomis ir smurto plitimo mokyklose, išnaudosime visas įmanomas programas ir iniciatyvas. Sieksime, kad kiekviena mokykla būtų apšviesta, jos teritorija aptverta ir įrengtas vaizdo kameras. Didinsime smurtaujančių vaikų tėvų atsakomybę, priimdami atitinkamus teisės aktus. Laikydami mokytojų pagrindinių švietimo kaitos mokyklos tobulinimo veiksnių, atkursime mokytojų profesijos prestižą, stiprinsime mokytojų statusą visuomenėje, numatydami prevencinės priemonės, skirtas užkirsti kelią moraliniam, fiziniam smurtui prieš mokytoją. Ar turime tokių dabar mes teisės aktų, vyriausybės nutarimų? Žinote gal kas nors? Ir be jūsų pagalbas, be Seimo pagalbas, mes tikrai jų neturėsime. Ačiū. Tai kas veda mus į priekį, mėly kolegas? Išdidumas, pasididžiavimas, ištikimybė idėjai, savo bendruomenę, savo profesiją, savo žmogiškąją misiją, viltis, ateities perspektyva, geresnis rytojus, naujų neišnaudotų galimybių, platesnį matymo horizontų. Ir ne tik ES komunikate minima tą programą Horizontas. Meilė savo šeimai, savo bendruomeniai, savo šaliai. Žmogaus žmogui meilė. Baimė, bijojimas nelaimė tučtojau, kurios gali atsitikti, jei nebus imtasi reikiamų veiksmų. Bet protingai, išvalgiai, imkimės taisyti tai, kas taisytina. Ir taikiai, nes niekada nebūna gero karo ir blogos taikos. Gero jums. Pasižiūrėjome. Ačiū Eugenijui. Ir dabar kalbės Ligita Kalašnikaitė, teisininkė. Ir tema nepilnamečių nusikalstamumas ir psichologinis smurtas mokyklose. Pedagogų emocinės aplinkos tyrimų rezultatų pristatymas. Prašome. Sveiki visi, gerbiami forumo dalyviai. Šiandieną pristatysiu Jums iš tiesų plačiau pirmininko Eugenijaus Jasino, iš tiesų pratęsiu mintis, tik tai pailiustruosiu tai statistiniais duomenimis konkrečiais ir pristatysiu būtent nepilnamečių nusikalstamumą, psichologinį smurtą ir būtent plačiau atliktą pedagogų emocinės aplinkos tyrimo rezultatus. Tai vėl, kaip matote, pirmoje skaidrėje duomenys apie nepilnamečių nusikalstamumą, tai remiantis informatikos ir ryšių departamento duomenimis, 2012 metais Lietuvoje buvo ištirtos 3127 nusikalstamos veikos, kurių padarymų įtariami arba kaltinami buvo nepilnamečiai. Iš šių veikų 89% sudarė nusikaltimai, o 10% baudžiamieji nusižengimai. Be abejo, beveik 90% sudarė iš tiesų nusikaltimai, kurie yra didesnio pavojingumo visuomeniai, o likę 10% tai sudarė mažesnio reikšmingumo baudžiamieji nusižengimai.
jeigu pažvelgti, kokiegi tai buvo, kokios nusikalstamos veikos buvo padarytos, tai galima pamatyti iš statistinių duomenų, kad daugiausiai iš tiesų buvo padaroma vagysčių įvairaus pobūdžio, tiek įsibraunant į gyvenamasias patalpas, tiek iš parduotuvių. Taipogi likusius 50 beveik procentų sudarė kito pobūdžio nusikaltimai, tai buvo ir viešosios tvarkos pažeidimai, ir plėšimai, kurie jau vėlgi su smurto apraiškomis, nužudimai, kurie yra sunkus nusikaltimai, taip pat sunkus sveikatos sutrikdymai, išžaginimai, seksualiniai prievartavimai, kas irgi yra neretai padaroma nepilnamečių. Pereinant prie vėlgi kitos informacijos, galima pamatyti, kad vėlgi didžiąją dalį ištirtų nusikalstamų veikų sudaro mieste padaromos nusikalstamos veikos, kad absoliuti dauguma nepilnamečių iš tiesų padarančių nusikalstamas veikas yra vaikinai. Tačiau kas yra įdomu, kad ir tampa iš tiesų problema, kad palyginus vėlgi su 2008 metais ir apskritai pagal statistinių duomenų apibendrinimą merginos iš tiesų yra padarančios nusikalstamas veikas ir tai tampa iš tiesų didėjanti problema. Vėlgi, analizuojant toliau statistinius duomenis, galime pastebėti, jog dėl nepilnamečio amžiaus, tai kad tai yra daugiausiai 17-mečių padaromi nusikaltimai ir vėlgi atkreiptinas dėmesys, kad štai net daugiau nei 50 procentų nepilnamečių nusikalstamas veikas padarė būdami grupėje. Tai kaip ir minėjo ankstesni pranešėjai, kad vėlgi bendrininkavimo formos, nusikalstamos grupuotės, kuriuose nepilnamečiai iš tiesų įtraukiami ir pradeda daryti nusikalstamas problemas, yra didėjanti irgi grėsmė. Taip pat, kaip matome, šioje skaidrėje galime pamatyti vėlgi ir apibendrinti 3 metų 2011-2013 statistiniai duomenys. Tai vėlgi pagal nepilnamečių nusikalstamas veikas, tarsi palyginus 12 ir 13 metus, tai lyginant rodiklius, nusikalstamų veikų rodiklis tarsi ir pagerėjo, viena galima sakyti, 1000 dalimi. Taip, tai tarsi ir pagerėjo rodikliai lyginant 13 su 12 metais. Vėliau vėlgi skirstant veikas, jeigu skirstant pagal baudžiamus nusižengimus ir nusikaltimus, tai vėlgi baudžiamųjų nusižengimų pagal šį rodiklį lyginant tai pablogėjo situacija, o pagal baudžiamųjų nusižengimų rodiklį tarsi ir pagerėjo. O pagal ištirtas nusikalstamas veikas, tai 2012 ir 2013 metais situacija yra tokia pati ir procentas yra pakankamai žemas ištirtų nusikalstamų veikų. Toliau norėčiau pereiti prie atlikto tyrimo, kurio pagrindu ir buvo inicijuotos būtent teisinės pataisos įstatymų teisės aktų ir būsimo memorandumo, kurį irgi pristatysim dėl saugios aplinkos švietimo įstaigose. Tai buvo atlikta apklausa pedagoginė ir vėlgi buvo klausima pedagogų, tai vėlgi respondentai buvo didžioji dalis moterų, tai 91 procentas, 9 procentai sudarė vyrų, vidutinis apklaustųjų amžius kaip pedagogų tai buvo 47,4 metų. Ir būtent jiems ši apklausa buvo orientuota į tai, sužinoti, kokią emocinę aplinką, kokia emocinė aplinkoje dirba pedagogai. Ir buvo jų pasiteirauta, ar jie yra patyrę kada nors psichologinį smurtą iš savo mokinių per pastaruosius metus. Ir beveik 70 procentų atsakė, kad taip dažnai patiria, arba taip retkarčiais patiria. Taip pat, kai pereisim prie kitos skaidrės, tai vėlgi pamatysite, kad buvo jų pasiteirauta, kokio pobūdžio psichologinio smurto apraiškas pasireiškia, tai įvardintos ir žodinės patyčios, ir įžeidžiančios pastabos, ir nevykdomas nurodymas būtent pedagogo arba garsus rėkavimas, kitoks trukdymas pamokos.
Vėliau pereisim prie kitų smurto, būtent kitos smurto rūšies, tai fizinio smurto. Fizinio smurto iš tiesų atsakė 1/5 respondentų, kad taip dažnai arba taip retkarčiais patiria fizinį smurtą. O paklausti vėlgi kokio pobūdžio fizinis smurtas, tai įvardino vėlgi įvairius, kad tai yra ir pastumimas, ir kojos pakišimas, ir pedagogo tyčinis daiktų būtent ištepimas, ir vandenio plėjimas, ir bet koks kitoks fizinis tyčinis veiksmas. Štai perėję prie kitos skaidrės, matysime iš tikrųjų, kad pedagogai, kada susiduria su smurto apraiškomis, jų buvo pasiteirauta, kaipgi šiuo atveju, kaip jie reaguoja į tokią situaciją ir ką iš tiesų, ką jie bando, kaip spręsti šią problemą. Tai 40% respondentų atsakė, jog tada bandė kalbėti su mokiniu konkrečiu arba mokinių grupe. Na, arba pranešė mokyklos psichologui, socialiniam darbuotojui, kas vėlgi mokykloje yra toks darbuotojas, tai kreipėsi į jį. 20% pranešė administracijai mokyklos. Tai vėlgi tarsi bandė šias problemas spręs, bet kame yra problema, būtent žvelgiama, kad netgi iš tiesų 40% pedagogų iš tiesų nesijaučia komfortabiliai kreipdamiesi pagalbos, kad jei administracija kreipiasi, mokyklos net nesikreiptų esant tokiam problemom, kadangi matytų, kad tai bus traktuojama kaip jų nesugebėjimas susitvarkyti su savo pareigomis. Nors jų pagrindinė funkcija vėlgi yra mokyti discipliną, o ne vėlgi drausmės klausimai yra kaip vienas iš sudedamųjų dalių, bet tai nėra pagrindinis. O šiuo atveju mokyklos administracija taip traktuotų tokią problemą. Tai arba vėlgi, tai irgi nėra labai geras rodiklis, kad 20% pasisakė, jog beveik 20%, kad yra kreipėsi, tačiau jokių rezultatų nesulaukia. Vėlgi pasiteirauta buvo taip pat pedagogų, kokia jų nuomonė, kokios bausmės turėtų būti taikomos mokiniams, kurie smurtauja prieš pedagogus. Tai iš tiesų didžioji dalis pasisakė, kad tai turėtų būti socialinio pobūdžio bausmės. Tai be abejo, jokių būdų ne fizinės, kurių jau buvo, kaip ir ankstesni pranešėjai, sakė atsisakyta daug metų atgal. Tai vėlgi, tas socialinės tai irgi izoliavimas nuo klasės, galbūt perkeliamas į kažkokią kitą mokyklą ar specializuotą centrą, ar kaip yra siūloma vėlgi ir keitimuose įstatymų, kad tai būtų tiesiog toks mokinys, kuris nuolat pažinėja tvarką, perkeliamas, tiesiog jam pasiūloma galimybė pereiti į profesinio rengimo mokyklą. Ir tiesiog šalinama iš tos mokyklos, kurioje mokosi kiti mokiniai, kurie motyvuoti ir nori mokytis. Taip, tai kalbant apie būtent bausmes, tai buvo pasisakyta, kad viena iš bausmių rūšių galėtų būti materialinės bausmės. Tai materialinės, tai vėlgi per tėvų atsakomybę pasireiškinčios, kada yra pasirašoma su mokykla ir mokinio tėvais sutartis. Tai yra, žodžiu, sprendžiama šitas klausimas tiesiog pritaikant sutarties nuostatas ir paskiriant baudą tėvams už tai, kad jų vaikas pažeidžia sutarties sąlygas. Ir vėlgi čia iš tiesų įkėliau iš šios skaidrės garsiausius rezonansinius tokius atvejus apie nepilnamečių nusikalstamumą, kurie vėlgi buvo pasirodę, kad Veliučionyse, kur yra socializacijos centras, auklėtinis, iš tiesų papokštavęs, jo pokštas baigėsi taip, kad mokytojai buvo išvežta į ligoninę ir patyrė sužalojimą. Vėlgi kitos iš tiesų baisus tokie įvykiai, kai nepilnamečiai 15-metį užmėtė akmenimis. Tai vėlgi čia buvo socializacijos centro auklėtiniai, tada nepilnamečių vėlgi žiaurumas, kai benami, tarkim, žmogų, kuris neturi jokių artimųjų ir taip toliau, buvo nužudytas grinai iš paskatų tokių piniginių, kas nėra iš tiesų kelia siaubą. Kitas atvejis, kai buvo nuteisti 3 mažametę Žaginę, irgi prievartavo paaugliai. Na ir kitoje skaidrėje taip pat pamatysime apsčiai atvejų, kada vėlgi mokiniai, paaugliai
smurtavo prieš savo aukas, darydami sunkius smurtinius nusikaltimus, tiek fizinę, tiek seksualinę prievartą naudojo. Ir paskutinis atvejis buvo visai nesenai, praeitą mėnesį, kada būtent Gargžduose buvo garsus fotomenininkas, fotografas, būtent irgi nužudytas ir vėlgi paaugliai 15-mečiai įtariami padarė šią nusikalstamą veiką. Tai kaip matome, iš tiesų problema yra rimta, sulaukusi iš tiesų didelio atgarsio ir ne veltui, kadangi remiantis ir visais statistiniais duomenimis ir esama situacija ir spaudoje viešai paskelbta, būtinas yra teisės aktų įstatyminės bazės inicijavimas, kad būtų sukurtas saugi mokykla ir tinkamas pedagogų apsaugos mechanizmas. Tai dėkui uždėmesį. Ačiū labai. Iš tikrųjų, turbūt įdomu, bet ir kraupu buvo klausytis. Ir aišku, kad mokykla šioje vietoje yra bejėgė, turbūt visai kitos institucijos turi dirbti. Tai mes savo pagrindinius pranešimus visus baigiame. Yra užsirašiusi dar diskusijoje, taip turbūt pasakyti, pasisakymą savo, nežinau, ar jeigu neapsigalvoju, tai ponia Dalia Jakubauskienė. Ne? Nenorit? Čia būtent tas atvejis, ką minėjo apie Gargždų ir aš suprantu, gal yra labai sunku kalbėti pačiam artimiausiam žmogui. Tai gal yra norinčių dar kas nors savo mintis išdėstyti, pasisakyti iš vietos ar čia atėjus? Taip. Iš vietos gal, gerai? Aš iš vietos. Aš visiškai pritariu mūsų kalbėjusiam štai šitam pašnekovui, kad gražinkime mokyklai jos priederime mokyti. Arba pervadinkime mokyklą į ugdyklą. Ir kirčiuokime kaip gimdyklą. Smurto, prievartos ir visokių kitokių tenai melo. Peržiūrėkime socialinių pedagogų ruošimo programą, nes dabartiniu metu jie save traktuoja kaip mokinių advokatai. Ir kada man teko atvesti vieną mergaitę, kuri sumušė gerą mokinį, jinai traktavo šitaip, kad atleiskite tą mergaitę, labai negražiai žiūrėjo į šitą mergaitę, kuri smurtavo. Man teko girdėti tokį atvejį, kada mūsų viena mokyklos mokytoja buvo pastatyta prieš tėvus ir tėvai kaltino ją psichologiniu smurtu. Už tai, kai mokinys ją kolijo visokiais necenzūriniais žodžiais, jinai stoikiškai tylėjo. Kaip jinai drįso tylėti? Taigi jinai psichologinį smurtą prieš mano vaiką naudojo. Iš tikrųjų, gal gražinkime į mokyklą vadovėlį. Šiandien vykstant į šitą forumą, aš išgirdau, kad reikia tuos vadovėlius naikinti, bus čia mūsų ten visi kompiuteriniai ten tie vadovėliai ir taip toliau ir taip toliau. Taigi mūsų vaikai neskaito. Man teko tėvų susirinkime sudėti, kiek knygų reikia vaikui perskaityti ir nieko nesistebiu, kad Simonaitytės nežino. Padėjom 3 vadovėlius 11-okui, kurias reikia būtina perskaityti pagal programą. Ir ateina verkšlenanti mamai, sako, kaip drįsta lituanistė tiek daug reikalauti skaityti. Kada parodžiau tuos vadovėlius, ką reikia skaityti, jos sakytės įsiplėti, o aš tiek perskaitydavau per savaitę. Taigi, ką reikėtų daryti šiuo atžvilgiu? Iš tikrųjų, mes ne kartą siūlėme pasiūlymus, kad gražinkime elgesio pažymį. Kad būkime geri, pradėkime pasinaudoti protingų, ne iš šalies į šalį ir pro šalį, o protingų kaimynų patarimu, kad tėvai turi atsakyti už savo atžalų agresiją. Tai yra būtent materialiai. Kad pagaliau iš tikrųjų kalbėkime apie tai, kad mokytojai neturi atsakyti. Mano vienas vaikas pajuokavo, aš kai noriu pasidirbti, ateinu į mokyklą, gatvėje snukį galiu gauti. Reiškia, o čia, sako, mokytojas vis tiek bus kaltas. Ir matot, kame reikalas, jau jie žino šitą nuostatą. Ir ne krepšelis čia kaltas, o tiesiog valios stoka. Ir dar vienas dalykas, bet nebedarykime to vadinamo tokio psichologinio dalyko. Matot, mokytas blogas tas, kuris su klase nesusitvarko. Netiesa. Arba, atsit, net man, pavyzdžiui, televizijos laidoj vienoj, man buvo siaubinga žiūrėti į mokytoją, kuri, žinau, tikrai turėjo problemų su vaikais ir aiškina, žinot, mūsų orumas neleidžia, mes turime rasti tokį žodį. Pasakykite tą žodį,
kurį aš turiu pasakyti neadekvačiam vaikui, kad jis liautųsi elgtis negražiai. Ir dar vienas dalykas, jūs pastebėjote šitoj skaidrį. Mokyklos, reiškia, vadovybė paprastai už viską linkusi kaltinti mokytoją. Ne vaiką, o mokytoją. Taigi įveskime atsakomybę tėvų už vaikus. Pagaliau įveskime atsakomybę mokyklų vadovams už nuslėptus pažeidimus ir nusikaltimus. Man atrodo, pasikeistų viskas į gerą, į kitą pusę. Ir skatinkime tas mokyklas, kurios kalbės atvirai. Pagaliau uždrauskime rūkyti prie mokyklų. Elgtis negražiai. Tai yra tos nerūkimo zonos. Pagaliau ir turėtų policija dirbti savo darbą. Surašyti tos protokolus ir nubausti. O ką mes dabar darom? Mes žinom, kad negražu, žinot, vaikelį gal nedarysiu. Taigi, iš tikrųjų, mes turim turėti priemonių, turim pradėti gražinti mokyklai žodį mokyti. O ir mokytis, o ne mokytoją daryti liūtų tramdytojų. Ačiū už dėmesį. Ačiū labai. Dar kas nors gal? Pavargot visi, ar ne? Iš tikrųjų labai pakankamai ilgai, bet aš manau, kad labai įdomi labai diskusija, tik nauda kokia bus, nes klausausi dabar aš turbūt tik viena. Aš gal paprovokuosiu šiek tiek. Jo. Juk praktiškai žiūrėkime, vyriausybė kūrė įvairias programas, bet švietime jokios programos, nei dėl finansavimo, nei dėl saugių sąlygų, visiškai nėra siūloma. O kodėl? Užduokite savo tokį klausimą. O gal todėl, kad mokytojai tapo inertiški. Pilietiškumo trūkumas būtent provokuoja valdžią tokiems veiksmams. Ne viena valdžia nebus gera žmonėm tiek, kiek jie yra nusipelnę. Žmonės patys privalo pareikalauti iš valdžios to, ko jie nusipelna. Tai nuo jūsų visų priklauso. Pamastykite apie tai. Aš manau, kad mes jau rengė ne vieną kartą šitoje salėje, kitose konstitucinėje salėje savo konferencijas, teikėme rezoliucijas vyriausybei, ministerijam, bet iš visų šių institucijų mes gaudavome tik tai formalius atsakymus. Mes kartu su Audriumi bandėme inspiruoti vyriausybėje darbo grupės sukūrimą, kurie apibendrintų šias rezoliucijas ir priimtų kažkokį priemonių planą, pagal kurį galėtų strateguoti tolimesnis veiksmus. Pažadas buvo. Toliau absoliuti tyla. Ir šiandien mes matome, vyriausybės atstovo šičia nėra. Aš manau, kad po mūsų memorandumą, kurį pasirašysime visi trys organizatoriai, tai yra Darbo partijos frakcija, Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, taipogi bus formalus reagavimas. Tai eidant toliau nebūtų tokių formalių reagavimų, mes siūlome išlaukę pagal protingumo kriterijus 30 dienų ir nesulaukę iš vyriausybės aktyvių veiksmų, gegužės vidury susirinkti prie vyriausybės rūmų ir pareikalauti, kad vieną kartą būtų pradėta vykdoma ir vyriausybės programa, ir mūsų reikalavimai. Aš norėjau kreiptis pirmiausia, tai Edita iš Kauno, į visus mokytojus. Aš manau, kad prie to, ką tik pasakyto, prie tos saugios aplinkos mokyklose prisidedame, prie negerėjimo tos, sakykime, aplinkos prisidedame ir patys mokytojai. Suskaldžius mokyklas į 4-4-4 ir ten 8-9, ten, žodžiu, išdėliojus, tarsi ta atsakomybė yra mano, tavo, jūsų, mūsų, iš mūsų išeina. Ir nežinau, aš manau, kad ir ponas Saulius Jurkevičius savo gimnazijoje jaučia, kad ateina ne tokie, kokie ateitų, jeigu būtų pas mus nuo pat pradžių. Tai aš noriu ką pasakyti, kad
Mes iš tiesų patys prisidedam dažnai manydami, jog kažkada jie išeis, tikslas nėra išugdyti ir atiduoti toliau kitai mamai ar ten, nežinau, žmonai, uošviai ir dar kažkam, bet tiesiog tai yra toks tarpas, kada mes gailime. Tada dalis mokytojų, sakykime, kurie dar kovoja ir reikalauja daugiau negu šiuolaikinis mokinys gali, paskui juos irgi apima tą apatiją, rašome dažnai geresnį pažymį, kad tik išeitų geresnė gimnazija, geresnė mokykla, bijome apkrauti namų darbais, yra sutarta, kad negali būti daugiau kontrolės. Žodžiu, visos šitos priemonės iš tiesų tam tikroj grandy, jeigu 5, 6, 7, 8 yra, ir moksleiviai, kurie išeina po tos grandies ir ateina į mokyklas arba pas mokytojus, kurie elgiasi kitaip, jie patiria tą šoką. Šoką visų pirma, kad jie nieko nemoka daryti patys, o kai šokas, tada jaučiasi tokie bejėgiai ir aišku, tos grėsmės, galbūt tas elgesys neadekvatus ir visos šitos patyčios, jos visos galiausiai atsigrėžė vėl į mūsų pačius mokytojus. Tai mano šitos kalbos, sakykime, to trumpo pranešimo būtų toks kreipimasis, būkime solidarūs ir nesvarbu, kurioje grandy mes dirbtumėme, iš tiesų išlaikykime tą seką, kad aš noriu, kad man dabartinė mano mokinių karta užaugintų ir mokėtų pensiją. Ačiū. Prašau. Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė Voloskevičienė. Aš dėkoju už šitą diskusiją ir pritardama tai minčiai iškeltai pagaliau, kad mokytojas yra nesaugus mokykloje, tik tai porą iliustracijų. Mokytojai jau savo norų traukėsi iš gyvenimo. 2009 metai Jieznas, 2012 metai Rokiškis, 2013 Kazlų Rūda. Ačiū. Dėkui už komentarą. Ar dar bus pasisakančių? Atsisakė, jo. Tai gal mes tada supažindinsime su mūsų memorandumu. Ar čia jau yra sertifikatai, gal jau? Tai tik su memorandumu pirmiau. Gerai, tai pirmą memorandumą tada. Taip, tai norėčiau pristatyti Jums memorandumą dėl saugios aplinkos Lietuvos švietimo įstaigose ir jame buvo iš tiesų suformuluoti pagrindiniai 7 siūlymai keisti galiojantį teisinį reguliavimą. Tai pirmasis keitimas buvo siūlomas būtent dėl jau minėto iš tiesų pranešėjų ir anksčiau švietimo įstatymo 29 straipsnio keitimas, kuriame siūlome įtvirtinti, kad būtų įtvirtinta teisė šalinti mokinį iš mokyklos. Tiesiog, nes dabar šiuo metu galiojanti teisė tai leidžia mokinį tiesiog jam būti perkeltam iš vienos mokyklos į kitą. O kai mokykla susiduria dažnai su problemomis dėl to, kad mokiniai pažeidžia teisės aktus vidaus, tai ir sutartis nuolat pažeidinėja, tai tiesiog neturi mokykla jokios teisinės galios, kaip spręsti problemą. Tai pirmasis siūlymas būtų toks. Antrasis siūlymas tai būtent būtų dėl švietimo įstatymo 46 straipsnio, kuris yra būtent apie mokinių teises ir pareigas, papildant šį straipsnį pareigomis, kad mokinys būtų įpareigotas nenaudoti fizinio ir psichologinio smurto prieš mokytojus. Tada sekantis teisės akto pakeitimas, tai būtų švietimo įstatymo 47 straipsnis, kuriuo siūloma būtent keisti, to jau pasakysiu. 47 straipsnis, kuriuo būtent siūloma, kad į tėvų globėjų rūpintojų teisės į pareigas būtų įtrauktas toks punktas, kad tėvai yra įpareigojami, kad jų vaikas nenaudotų mokykloje fizinio ir psichologinio smurto, už jo naudojimą numatyta materialinė atsakomybė. Tada 49
Kitas būtų pakeitimas 49 straipsnis, būtent kuriame yra mokytojo teisės ir pareigos numatytos, papildančiai straipsnį, kad mokytojas turi teisę siūlyti mokyklos administracijai, direktoriui, būtent už tai, tarp visų kitų siūlymų ir skatinimo mokinio ir taip pat nuobaudų taikymo, kad būtų mokiniui skiriamos nuobaudos pagal vidaus tvarkos taisyklės už fizinio psichologinio smurto naudojimą prieš mokytojus. Taipogi kitas straipsnis, pakeitimas būtų 60 straipsnis, kuris būtent kalba apie mokyklos savivaldą. Tai kaip jau ir minėjo ankstesni pranešėjai ir gerbiamas Saulius Jurkevičius, kad reikėtų keisti 60 straipsnį, kad mokyklos taryboje nedalyvautų nepilnamečiai mokiniai, kadangi šioje taryboje priimami didelės reikšmės svarbos mokyklai sprendimai ir kadangi tai yra atsakomybės reikalaujantis sprendimai, jų negali priimti nepilnametis. Ir taip pat kitas įstatymo pakeitimas siūlomas, tai būtent būtų liestų administracinių teisės pažeidimų kodeksą, kuriame būtų būtent įtraukta nepilnamečių būtent fizinis ir psichologinis smurtas į 13 straipsnį, kuris vadinasi nepilnamečio atsakomybė, už kurį numatoma tėvams atsakomybė nuo 14 iki 16, už vaiką nuo 14 iki 16 metų. Tai būtent sureguliuojant irgi atitinkamai, kad būtų baudos įtvirtintos administracinių teisės pažeidimų kodekse. Ir paskutinysis pasiūlymas būtent keitimo, tai būtų dėl mokytojų pensinio amžiaus taip pat, kad vėlgi siūloma priimti reikalingus teisės aktus, tiek keisti valstybinių socialinių draudimo pensijų įstatymą, tiek valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo nuostatas, tam, kad būtent būtų atlikti mokytojų pensinio amžiaus reforma ir būtų pasirinktas vienas iš 3 siūlomų modelių, kad mokytojas turintis 30 metų pedagoginį stažą galėtų išeiti anksčiau į pensiją. Tai būtų tiek siūlomų pakeitimų. Dėkui už dėmesį. Gal klausimų turite pranešėjai? Taip. Prašau. Sigitas Micelis, aš norėjau paklausti, kadangi jūs teisininkė, ir čia daugelis palaikė nuomonę pašalinimas iš mokyklos moksleivio. O klausimas, kur jisai dėsis po to? Tai būtent su šalinimu iš mokyklos tai būtų iš tikrųjų alternatyva siūloma tokia, kad galbūt įtvirtinta tada nuostatoje, kad mokinys paliekama, kad teisė mokyklai šalinti mokinį, bet paliekama galimybė mokinį perkelti, tiesiog pasiūlyti jam mokytis profesinio rengimo mokyklose, ugdymo įstaigose. Tai jūs manot, čia yra problemos sprendimas, ar ne? Čia yra galbūt vienas iš galimų variantų. Tai žinoma, galbūt nėra, kaip pasakyti, geriausias sprendimas iš galimų, bet visada reikia diskusijose gimsta tiesa ir galima rasti tą geriausią sprendimą, bet būtų tai kaip vienas iš sprendimų galimų. Po to dar vienas klausimas. Jūs minėjote apie, jeigu aš teisingai prisimenu, materialinę atsakomybę, ne? Kaip teisininkė taip pat norėčiau išgirsti jūsų komentarą, kaip jūs suvokit materialinę atsakomybę moksleiviui. Tėvams už vaikų. Kaip jūs suvokit materialinę atsakomybę tėvam už tam tikrą elgesį, ten psichologinis ir fizinis smurtas buvo berods. Tai vėlgi, taikant materialinę atsakomybę, čia buvo kalbama būtent apie mokykloje, kada pažeidžiamos yra sutarties tarp mokyklos ir mokinio tėvų sudaromos sutarties ir kai jos nuostatos pažeidžiamos, taikomos yra sutarties sąlygos, kurios numato materialinę atsakomybę, tai yra bauda tėvams už vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą. Aš atsiprašau, trumpai pakomentuosiu. Mūsų kolegas estai prieš 2 metus jau priėmė tokį įstatymą, kuris būtent baudžia tėvus, kurie ne iki galo panaudoja savo tėviškas galias, 500 eurų bauda.
Tai nėra naujiena. Didžiojoje Britanijoje galioja analogiškas baudas. Ir dar viena yra bauda, tai yra nuobauda tokia, kad iš tikrųjų mokinys nuolat pažeidinėjantis viešąją tvarką ir vidaus tvarkos taisyklės įgyja teisę įsigyti tik darbininkišką profesiją. Tai gal tuomet tėvai pradės galvoti, ar reikia savo vaiką prižiūrėti tinkamai, skiriant ne 7 minutės, o daugiau laiką, kad jo vaikas įgytų universitetinį išsilavinimą, o ne technologinį. Tai yra pasaulio praktika. Tai papildyti, kad šiai dieną administracinių teisės pažeidimų kodekse yra straipsnis numatantis atsakomybę už tėvų pareigos nevykdymą. Tai yra klausimas, ar yra tinkamai pedagogai informuoti, ar žino, yra šitas straipsnis taikomas. Tai jeigu dar bus numatyta dar bent 5 atsakomybės, tai nežinau, kas čia labai pasikeis, nes iš tiesų šiek tiek stebina gerbiamų pedagogų kai kurių pasisakymai, tokie pakankamai, sakyčiau, radikalūs ir agresyvoki, ir kalbam apie tai, kad mokinys nebūtų agresyvus. Tai norėtųsi šiek tiek, nežinau, kaip čia jauni pedagogai tai klausė ir girdėjo, ir kokia jų nuomonė į tai yra, tačiau norėtųsi ir iš pedagogų šiek tiek tokio, sakykime, tolerancijos ir atitinkamai visą tai persiduoda, nes tai, kas yra čia pateikiama memorandume, be aišku, vėl gali būti taip, kad Teisės departamentas prieštaraus kai kuriem dalykam, kadangi jie teisiškai šiek tiek nesusiję, todėl reikėtų matyti teisiškai labiau įvertinti, nes emocijos gerai, tačiau ne visada tinka. Ačiū. Aš gal savo nuomonę pasakysiu, nesu pedagogė, niekada mokykloje nedirbau, su mokykla susijusi tiek, kiek vaikus turėjau ir kiek dabar bendrauju. Tai iš tikrųjų manau, kad tas, kas dabar yra įrašyta, tai pagrindė taikoma už tai, jeigu vaikas piktybiškai nelanko mokyklos. Ir pagrindė yra, aš nežinau, ar yra kur nors daugiau, nei švietimo įstatymė nėra nieko daugiau numatyta, kad už kokius pažeidimus. Tai yra pagrindinis dalykas nelankymas. Mes šiandieną šnekam, kad apie tai turėtų būti labai aiškiai išdėstytos jo pareigos, ką jis turi daryti. Ir jeigu to nedaro, tada jau turi būti taikomos. Užtenka turbūt ten administraciniam kodekse, kur yra. Ten tos užtenka, bet švietimo įstatymė tas turi būti apibrėžta daug konkrečiau, tą, ką ir siūlo padaryti. Kitas dalykas, jūs sako, dėl šalinimo. Taip, iš tikrųjų, tada nereikia rašyti šalinti, jeigu šalinti. Tai šalintis kažkur turi dingti tas vaikas. Aš irgi sutinku ir buvo pirminis pasiūlymas, kad be teisės, toks ir parašyta, be teisės pereiti kitą mokyklą. Tai vis tik tai tam toj diskusijai ir kompromise radom, kad jam pasiūlyti baigti profesinę mokyklą, tai kur yra technologinė mokykla ir po to, jeigu susiprotėjus, pilna teisė, nes yra ir netgi technologinių gimnazijų, tai po to gali studijuoti ir aukštoji mokykloje, nes vaikas subręsta, jis kitoks požiūris, bet ir aš noriu pasakyti, kaip teisingai sakė Eugenijus, kaip aš minėjau, ta grupė tėvų, kurie yra iš tikrųjų išsilavinę, išprusę, dirbantis ir uždirbantis, bet jie nesirūpina savo vaiku. Ir mano, ir tai turbūt yra pati piktybiškiausia kategorija tiek tėvų, tiek vaikų, nes mano, kad viską turi padaryti mokytojas, jis už viską atsakingas. Mes nešnekam iš asocialių šeimų, taip, iš jų ten turbūt neišreikalausi nei tų 500 litų, bet ten jau yra kita kategorija vaikų trupučiuką ir kita kategorija šeimų. Bet yra tos šeimos, kurios liktai atrodo šalies labai tvarkingos ir labai geros, bet jų vaikai kartais gal ir neblogai mokinasi, bet elgesys jų yra visai netinkamas mokyklui. Tai va šitiem poveikis tai turėtų labai didelis tokiems tėvams. Galima dar truputį pasakyti. Tikriausiai daug kas nuvažiuojat į užsienį, aplankyti savo anūkus ar savo vaikus ir pamatot, pavyzdžiui, ir Anglijoje, bet kuriam mieste pamatot, pastoviai vaikšto policininkai. Ką jie daro, ką jie veikia? Štai tos mažesnius besibūriuojančius iki 12 metų vaikučius ir parveda tėveliams į namus. O pas mus ar yra tvarka? Ar mes negalim šitos tvarkos pritaikyti ir kažką tai čia įrašyti? Stop, palaukit truputį. Pasižiūrėkit į didžiuosius prekybos centrus, kaip jie ten zuja. Ir grupelėmis zuja. Jau ten grupės formuojasi gatvėj, parduotuvėse. Atkreipkime į tą dėmesį ir čia turėtų turbūt policija ar kas visą tai daryti, o ne socialiniai jau darbuotojai. Ačiū.
Ir aš dar noriu Atsiprašau, dar pasakyti vieną dalyką, kad pas mus nėra tradicijos ir nėra tokios, prievolės, nežinau, ar gal kažkada atsiras, kad tėvai privalo vaiką parsivežti namo ir atvežti mokyklą. Pas mus dar šito nėra. Aš manau, kad ateis tam tikras laikas, kad taip ir bus, kad ypač iki tam tikrų metų vaiko vieno nepaleis. Aš tai yra sudėtinga ir aš dabar manau, kad tai yra utopija, kad to negalim, bet turbūt ateityje ateis tas, kas yra užsienyje. Ar galima turi būti kažkaip parvežamas namo? Galima komentarą. Kažkaip aš norėčiau priminti, praeitais metais Prancūzijoje ir fizinės bausmės įvestos rykštės. Ir kažkaip teisininkai ten atranda visokių įstatymų ir panašiai, o mūsų teisininkai negali atrasti. Tai vienas momentas. Antras momentas, man būnant prieš keletą metų Belgijoje, Europos sostinėje, tai yra ES mokykloje tarptautinėje, direktorius įvardino kaip lietuvių ambasadorių vaikus blogiausiai lankančius mokyklą, daugiausiai darančius pažeidimus. Tai ar čia ne iš mūsų ateina ta sistema, kad mūsų teisininkai negali sureguliuoti? Aš tik trumpai dėl to profesinio mokymo. Aš manau, kad čia šiek tiek galbūt nesusipratimas yra, ne tai, kad juos siūsti ten, bet jeigu žiūrime visą mūsų sistemą, aš pritariu ponui Sauliui Jurkevičiui. Mes turim dabar mokykloj, paskutinį jos grandį, vidutinybės. Kodėl jie ten sėdi? Čia kitas klausimas. Programos yra akademinės, jos yra sudėtingos. Jeigu aš esu vidutinybė ir man čia šalia sėdi wunderkindas, aš jam arba trukdysiu, arba suduosiu, kadangi aš stipresnė fiziškai. Ir tą jie ir daro. Vieni tai įrodinėja, kad jie fizinę jėgą turi, kiti įrodinėja, kiti įžeidinėja ir trukdo. Todėl mes turim visą tą sisteminį pokytį daryti. Dabar, ką profsąjunga pasiūlė, tai yra tikrai mes kovojam su pasiekmėmis. Ką mes turim? Sistemą tokią, kokią turim. Todėl aš manau, kad vaiką reikia iš karto profiliuoti. Ne toks profiliavimas, kaip pas mus buvo, o orientuoti ir nukreipti arba jam akademinę, arba neakademinę programą. Ir jis bus puikus darbininkas, jūs nustebsit, kaip tas žmogus ateis pas jūs, bus puikus santechnikas, atliks gal dizaineris ar dar kažką, bet jam nereikia universiteto. Tai va tas ir yra, konfliktas vyksta čia, reikia keisti visą sistemą. Atsiprašau, klausimas dėl šalinimo iš mokyklos. Kaip suprantu, čia alternatyva siūloma tik baigus mažiausiai 8 klasių mokymus. O, sakykime, 6 ar 7, socializacijos centras arba kokia alternatyva, jeigu ne socializacijos centras ir nešalinimas iš mokyklos. Nes dabar 6, 7 nepakaltinami. Kas jų laukia, kas bus siūloma? Mokytojai taipogi yra beteisiai. Ir dabar ponas mūsų oponentas, kur kalbėjo administracinių teisų kodeksą, kur tenai yra 5 straipsniai, jis tik nepasakė visos tiesos. O kaip veikia tas instrumentas? Ar teko jums pasinaudoti? Teko? Aš jaučiu, kad jūs iš tėvų forumo galbūt atstovas esate ir todėl oponuojate taip mum. Nes iš tikrųjų, norint nubausti pagal administracinių teisų kodeksą, reikia derinti ne su viena institucija. O dar pagrindinė priežastis, kada vadovai, kaip mes ir kalbėjome iš tikrųjų, saugodami mokyklas prestižą, nenori išnešti, grubiai išnekant, šiukšlių iš namų. Todėl šitas mechanizmas iš tikrųjų neveikia. Aš manau, iš tikrųjų mes išgirdome gana nemažai ir... Dar atsiprašau. Tai paskutinis pasisakymas tada. Prašau. Ten pačiam gale. Pačiam gale moteris kėlė ranką nuo pradžių. Nepersigalvoti. Gerai, ačiū. Tai mūsų siūlymas yra toks. Mes galutinai šitą projektą suderinsime su visom suinteresuotom pusėm.
Jūs dar galite atsiųsti ir elektroniniu būdu savo pasiūlymus, ir galutinį raštišką variantą, pasirašytą visų 3 pusių, mes įteiksime visom institucijom, kurias tas liečia. Tai yra vyriausybė, švietimo ministerija, finansų ministerija, socialinės ir darbo apsaugos ministerija. Manau, kad tai bus protingiausias variantas. Nes mes tikėjome šiandien iš tikrųjų, kad jūs daugiau kažką pasiūlysite, o ne vien tik tai kritikas. O dabar suteikime žodį Seimo darbo frakcijas atstovė Neringai, kuri įteiks pagal miestus. Nematau. Veikia mikrofonas, atsiprašau už techninės kliūtis, bet iš tikrųjų forumas daug pamastymų iškelia, bet aš norėčiau dar vieną momentą atkreipti dėmesį, tai kad ir tiesiog paklausti, ar nekilo klausimas dėl mokinių klasėje skaičiaus mažinimo. Nes vis tik tai 30 mokinių klasėje, kada jie yra 7-okai ir 6-okai, sutikite, kad tai yra ta amžiaus grupė, kuri iš tikrųjų šiandieną kelia mokytojams, vat būtent tas įvardintas jūsų nuoskaudas mokytojams, kurios iš tikrųjų lieka labai giliai ir mokytojas iš tikrųjų šiandien stovi nuogas prieš juos. Nes iš tikrųjų, kaip jūs ir minėjote, jūs labai džiaugiuosi išklausiusi licėjaus direktoriaus nuostabią pamoką ir paskaitą tuo pačiu, kad vis tik tai turime galvoti apie alternatyvas ir pradėti mokyti vaikus galbūt mažesnėse grupėse, nes jie mažesnėse grupėse išsiskaido ir neturi to brandolio, kuris suponuoja fizinį smurtą prieš mokytoją. Kuo aš tai aiškinu? Galbūt nepopuliaru, bet iš tikrųjų patikėkit, apsilankiau Kopenhagoje, dviejose mokyklose, gimnazijoje ir pagrindinėje mokykloje. Ir ką aš ten pastebėjau? Klasėje mokinių skaičius, aišku, čia utopija, kad mes turėsime 8 mokinius klasėje ir turėsime klasėje mokytoją padėjėją, psichologą ir socialinį pedagogą. Bet įsivaizduojate, kas yra? Mokiniai tuomet dirba tą užduotį ir jie bendradarbiauja su mokytoju. Mokytojas nėra tramdytojas. Tame narve, aš kabutėse sakau toje klasėje, kai sėdi 30 mokinių ir tu išeini kitą kartą, nežinai, kaip tau pareiti į namus, nes tu esi emociškai sukrėstas. Ir mūsų mokykloje, nes neįvardinsiu mokyklos dėl sąmoningai aiškių priežasčių, noriu pasakyti, kad šalinimas, kaip kad dabar teisininkė siūlo, tai nėra išspręstas klausimas ir jis toli gražu ar bus išspręstas. Nes mokykloje buvo praėjusiais metais keliamas toks klausimas ir teisės atstovė pakomentavo, kad yra toks teisinė nuostata 185 straipsnis tėvų valdžios nepanaudojimas, kuriame yra sakoma, tai apie ką mes sakome, kad galime tėvams parašyti aktą, kodėl jie vaiko neprižiūri, kodėl jie vaiko nedrausmina, kodėl jie vaiko neauklėja. Ir lygiai taip pat buvo pasakyta, mokytojų valdžios nepanaudojimas, tas pats straipsnis. Tam, kad panaudoti mokytojo valdžią, būtent tas mokytojo teisės ir pareigas, kaip jūs sakote, įvertinkime baudomis. Kas įkainuos tą mokytojo skriaudą, kurią mokinys įžeidė žodžiu, veiksmu, dar kažkuo kitu. Matyt, labiau reikėtų išdiskutuoti šį klausimą dėl baudų paskirimo. Dėl mokinio šalinimo, kaip žinia, įteisinta privalomas mokymas iki 16 metų. Mes bandėme šalinti mokinį, kuris 3 metus kartoja kursą ir patikėkite, mes juo niekaip per visas institucijas niekaip negalėjome, nes tėvai nesutiko. Turi būti tėvų sutikimas. Atsiprašau, ačiū uždėmesį. Ačiū už komentarą. Aš jums trumpai atsakysiu dėl mokinių skaičius. Mes su Audriumi pateikėme būtent savo siūlymą, kuris jau buvo atspindėtas mūsų rezoliucijose, kad grąžinti
2008 metais buvusis ministras Žakaitinis patvirtintas mokinių skaičių klasėse. Tai 1-4 klasės iki 20 mokinių, 5-8 klasės iki 24 ir 9-12 klasės, tai akademinis jaunimas praktiškai, kuris turėtų būti tikrai motyvuotas iki 22 mokinių. Ir laukime dabar paskaičiavimo ir finansų ministro palaiminimo, nes pas mūsų viską laimina finansų ministras.